Turiu informacijos apie vieną apleistą sodybą, kuri yra miško glūdumoje. Teigiama, kad joje gyveno vaikas, kuris netikėtai mirė. Nežinau, ar tai tiesa, bet faktas, kad sodyba jau seniai apleista ir joje galbūt išliko daiktų, kurie leis įsitikinti, ar tai tiesa. Galbūt sužinosiu dar kažką. Apleistos sodybos viduryje miško turi savotiško mistiškumo, jos tikrai traukia nuotykių ieškotojus. Keliauti po apleistas vietas reikia drąsos, nes tu nežinai, kas tavęs laukia, nežinai, ką ten pamatysi. Kai esu vienas, kartais pagalvoju, kas būtų, jei kažkas nutiktų blogo, niekas man nepadės. Tačiau, nors ir jaučiu truputį baimės, tas netikėtumo faktorius labai traukia. Būna, kad kai kuriuose apleistose vietose jaučiamės labai nejaukiai, galbūt jaučiamės ne vieni, tada norime kuo greičiau dingti iš ten. Galime patirti dalykų, kurių paskui negalime paaiškinti. Jau greitai galėsite pamatyti mano įspūdžius iš apleistos sodybos.